Gerbiami kolegos, pratęsdamas plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo temą, šį kartą norėčiau pakalbėti apie gausų kraujavimą iš plaučių. Būtent todėl, kadangi viena iš dažnesnių gausaus kraujavimo ar hemoptizės, gausios hemoptizės priežasčių būtent yra plaučių arba apatinių kvėpavimo takų vėžys. Dar praeito dešimtmečio pirmoje pusėje, tai yra 20 amžiaus, maždaug iki 20 amžiaus vidurio, nebuvo itin efektyvių priemonių, kurios padėtų išgelbėti gausiai kraujuojantį ligonį. Tuo metu bene pagrindinė priežastimi buvo plaučių tuberkuliozė ir kol nebuvo atrasta efektyvių prieš tuberkuliozinių medikamentų, esminę liūto dalį tarp gausaus kraujavimo priežasčių būtent sudarė destrukcinės tuberkuliozės formos. Būklė to laikotarpio gana gerai iliustruoja šis paveikslas 1927 metų, kaip matot. Kokiagi pagalba tuo metu buvo teikiama kraujuojančiam ligoniui. Matot, ligonis, jaunas vaikinas, aišku, greičiausiai serga plaučių tuberkuliozę. Gydytojas matuoja jam pulsą, skaičiuoja ir prilaiko galvą pakreipęs į šoną, kad kvėpavimo takai nebūtų obturuoti krauju ir kraujo krešuliais ir ligonis nemirtų nuo asfiksijos. Tai yra, kad ligonis nepaskęstų savo kraujyje. Dvi šalia esančios moteriškės sutrikusios ir nebeveikia nieko, kita tiesiog laiko indą, į kurį srove iš burnos bėga kraujas, o trečioji bene elgiasi racionaliausiai arba bent jau nemažiau racionaliai kaip gydytojas ir bando melstis dangiškosiom jėgom, nes tik jos tokiu atveju dažniausiai galėdavo išgelbėti, bent tai buvo manoma, kad tik jos gali išgelbėti nuo gausaus kraujavimo iš plaučių arba kvėpavimo takų. Ačiū Dievui, iki pastarųjų laikų situacija pasikeitė ir šiuo metu atsiradus efektyvesnių kraujavimo stabdymo priemonių, vis tik daugumai kraujuojančių ligonių gyvybę pavyksta išgelbėti bent jau kraujavimo momentu. Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie terminologiją. Šiaip tai kraujavimas iš plaučių, kokios bebūtų laipsnio, daugumoje pasaulio šalių, daugumoje literatūros šaltinių yra įvardymas kaip įvairaus laipsnio hemoptizė. Taigi hemoptizė yra kraujavimas iš plaučio parenkimas ar apatinių kvėpavimo takų. Tai yra iš kvėpavimo takų esančių obaroliau arba kitaip galima dar pavadinti distaliau balso klosčių. Pirmasis masyvų kraujavimą, gausų kraujavimą, čia tikslesnis terminas, gausus kraujavimas, aprašė žymus Olandijos gydytojas, gyvenęs ir dirbęs Leideno universitete, tai Hermanas Berhave. Jis aprašė atvejį, kada būtent ligonis mirė nuo gausaus kraujavimo, kuris sąlygojo asfiksiją krauju. Darydamas to ligonio autopsiją, rado plaučius, bronkus, trachėją ir net viršutinius kvėpavimo takus užpildytus krauju ir kraujo krešuliais. Ir kaip jau minėjau, žmogus paskendo savo kraujyje.
Matyt, tai buvo pasaulinio garso gydytojas, matyt, jis turėjo ir įtakos terminologijos atsiradimui, nes pasaulyje iki šiol dar egzistuoja tokia dviguba terminologija, dėl ko aš apie ją detaliau norėjau pakalbėti. Šiaip tai čia matote pneumologijos, reiškia, vokiško žurnalo straipsnį, žurnalas berods 2017 ir 17 metų leidimo ir raudonai pabrauktas tekstas. Aš tiesiog jau jį pacituosiu, kad hemoptizė tai yra nedidelio laipsnio kraujavimas iš respiratorinio trakto, o didelio laipsnio kraujavimas iš kvėpavimo takų, reiškia, įvardinamas kaip hemoptoja. Hemoptoja, tai reiškia masyvus, šituo atveju parašyta masyvus, kraujavimas iš plaučių arba apatinių kvėpavimo takų. Šiaip tai žodis hemoptizis yra dviejų graikiškų, tai yra graikiško termino transkripcija. Jam pradžią davė du graikiški žodžiai, tai yra hemo kraujas ir ptizis spjaudyti, tai yra spjaudimas krauju. O hemoptoja, bent jau 20 amžiaus pirmoje ir dar antroje pusėje, ypač vakarų Europoje, tokiuose šalyse kaip Olandija, Danija, Vokietija, Vidurio Europa, galų gale ir tarpukario Lietuvoje. Kitas terminas buvo vartojamas, tai hemoptoja. Reiškia, hemoptizis reiškia negausų kraujavimą iš kvėpavimo takų, tiesiog spjaudimą krauju, o hemoptoja, kaip citavau jum straipsnį iš pneumologijos žurnalo, tai hemoptoja buvo vadinamas gausus kraujavimas. Šiaip tai terminas hemoptoja, kaip jis atsirado, manoma, kad tai yra olandų kalbos įtakoje atsiradęs terminas, kilęs iš dviejų taipogi graikų kalbos žodžių, tai yra hemo, kaip jau minėjau, kraujas, ir ptijo, spjaudau, reiškia, kraujo spjaudimas. Ir hemoptizis, ir hemoptoja atrodytų semantiškai turi analogišką prasmę, tačiau šituo atveju hemoptoja ir hemoptizijai suteikta skirtinga reikšmė. Šiaip daugumoje pasaulio šalių, kaip aš ir minėjau, šiais laikais naudojamas terminas kaip hemoptizė, kaip jau sakiau, skirtingo laipsnio. Neužilgo, reiškia, papasakosiu apie tos laipsnius. Dar galutinai noriu padėti tašką prie hemoptizės ir hemoptoja terminų, reiškia, egzistavusių 20 amžiuje ir kai kur, ypač chirurginėse klinikose, naudojama iki šiol. Tai hemoptizė yra iškosėjimas skreplių su kraujo priemaiša arba gryno kraujo iškosėjimas. Tai gali būti keliolika kartų per parą, tai yra nepavojingas kraujavimas iš plaučių. Nuo hemoptoja, tai yra kraujo ir krešulių iškosėjimas, pilna burna arba tiesiog kraujoplūdis iš kvėpavimo takų, kaip matėte tame paveiksle. Ir kaip jau minėjau, tokie šie terminai dar iki šiol, o ypač 20 amžiuje, buvo naudojama Olandijoje, Vokietijoje, vartoti ir tarpukario Lietuvoje. Aiškiai, teko skaityti net kelis straipsnius apie kraujavimą iš plaučių, būtent ten operuojama šiais terminais.
Matyt, šis terminas į Lietuvą atkeliavo iš Karaliaučiaus, kadangi Kauno ypač ir Karaliaučiaus gydytojų ryšiai buvo gana gerai išplėtoti. Kaip jau esu minėjęs, vis tik tai daugumoj pasaulio šalių, daugumoj literatūros šaltinių surandamas terminas hemoptizė, laipsniuota hemoptizė ir ką reiškia skirtingi hemoptizės terminai. Tai mikrohemoptizė yra iškosiamas skreplių su kraujo priemaiša, kraujo gyslelėmis, taškeliais, gumulėliais. Tokiu atveju ligonis laikoma, kad turėtų būti ištirtas per mėnesį, keletą savaičių. Neretai tai būna ūmaus ar lėtinio paūmėjusio bronchito priežastis ir dažniausia tai praeina savaime ir daugiau nesikartoja. Tačiau nebūtinai kartais mikrohemoptizė tai yra pirmasis žingsnis, pirmasis laiptelis į saikingą hemoptizę arba gausią hemoptizę. Antras, dažniausiai šiais laikais naudojamas terminas, tai yra hemoptizė, tiesiog paprastai hemoptizė arba saikinga hemoptizė, tai gryno kraujo arba krešulių iškosėjimas keliolika kartų per parą. To kraujo nebūna daug, sakysim, 20, 30, 40 ml per parą. Tokiu atveju ligonis jau turėtų būti ištirtas bent jau bronkologiškai, radiologiškai kelių parų bėgyje, kadangi saikinga hemoptizė gali visai netikėtai pereiti į gausią hemoptizę, kraujoplūdį ir kartais ligonis tiesiog miršta nesulaukęs medicininės pagalbos. Ir gausi hemoptizė arba kraujoplūdis, tai yra kraujo ir krešulių iškosėjimas, pilna burna, kada ligonis vos spėja iškosėti šitą kruviną turinį iš burnos, arba tiesiog kraujoplūdis, kraujo bėgimas iš viršutinių kvėpavimo takų, kadangi mes matom viršutinius kvėpavimo takus, jų išorinę dalį. Kai iškosėto kraujo kiekis viršyje nuo 300 iki 600 ml per parą įvairių autorių pamąstymais ir įvairių autorių duomenimis. Na, kaip jau minėjau, turbūt pasikartosiu trečią kartą, šitie terminai naudojami daugumoje pasaulio šalių ir jau daug kur tiesiog pereinama prie jų, kad šie pavadinimai būtų vienodai suprantami visur ir unifikuoti. Terminus hemoptizė ir hemoptoja aš paminėjau todėl, kad tokie pavadinimai irgi nėra kažkokia klaida ar išsigalvojimas, tik, reiškia, juos išgirdus, paminėjau todėl, kad jūs išgirdus suprastumėt, kas turima omenyje. Dar yra vienas terminas, tai yra pseudohemoptizė. Tai yra spjaudimas krauju arba jo iškosėjimas, kai kraujavimo šaltinis yra ne plaučiuose ar apatiniuose kvėpavimo takuose. Dažniausiai tai būna viršutiniai kvėpavimo takai, gerklos, nosies landos, sinuitų sergantis ligoniai neretai iškosi pūlingo sekreto ir kraujo. Taipogi pseudohemoptizės priežastimi gali būti viršutinė virškinamojo trakto dalis. Tai yra burnos ertmė, dantenos, ryklė ir, reiškia, tuo įsitikinama ligonį ištyrus endoskopiškai, nes kartais grinai kliniškai ar, sakysim, radiologiškai tyrant ligonį, tos skirtumo, ar tai yra pseudohemoptizė, ar tikroji hemoptizė, diferencijuoti būna sunku.
Kokios yra tiesioginės kraujavimo priežastys? Tiesiog iš kur? Kokie yra kraujavimo šaltiniai? Šiaip galima jų būtų paminėti daug, begalybė, tačiau čia išvardinti svarbiausiai, kad tos priežastys būtų bent kažkiek susistemintos. Tai pirmas, kraujagyslių sienelės arba kapiliarų destrukcija atsiradusi dėl įvairių destrukcinių ligų arba traumų. Toliau padidėjęs kraujo spaudimas bronchų plaučių kraujagyslėse. Trečias, sutrikęs kraujo krešumas, ypač perdozavus antikoaguliantus. Ketvirta, tai trauminis, taipogi, kaip jau minėjau, heterogeninis plaučių ar apatinių kvėpavimo takų sužalojimas, pavyzdžiui, intubuojant trachėją ligonio, kuriam pradedama bendrinė intubacinė nejautra, galima sužaloti kvėpavimo takus atliekant tracheostomiją, bušuojant juos ir taip toliau. Heterogeninės hemoptizės atveju šiaip tai kelių dešimtmečių eigoje padaugėjo. Ir paskutinis punktas, bent jau šioje skaidrėje, tai yra plaučio ir apatinio kvėpavimo takų jungtys su širdimi ar tarpuplaučio kraujagyslėmis. Tai nutinka gana retai ir ypatingais atvejais yra tekę gydyti porą ligonių, kuriems buvo širdies ir plaučio parenkimas jungtis, ligoniams, kuriems po masyvaus miokardo infarkto įsivystė, kad ir nedidelio kalibro kardiopulmonalinė fistulė ir epizodiškai jie atkosėdavo kraują, kol nebuvo atlikta širdies operacija ir plaučio ir širdies jungtis buvo uždaryta chirurginiu būdu. Arba jungtis su aorta, ypač esant disekuojančiai aortos aneurizmai, kada įvyksta nepūlinga, tačiau kitokio tipo aortos, ypač nusileidžiančios krūtininės aortos aneurizma, ir ta aneurizma, spausdama plauti, duoda pragulas visceraliniai pleuroje ir plaučių parenkimas paviršiuje ir tokiu atveju ligonis pradeda atkosėti kraujo. Tokią kraujavimo priežastį, aišku, galima pašalinti tik tai chirurginiu būdu. Kitokiomis priemonėmis galima pasiekti tik laikino efekto. Sudėtinga su tais terminais, kadangi juose yra gana subjektyvumo. Šiaip prieš keliasdešimt metų rašytuose vadovėliuose, skaitant rašytus vadovėlius ir rekomendacijas, kartais kildavo mintis, kad tuos vadovėlius rašo žmonės, kurie patys nedažnai dalyvauja kraujavimo, iškvėpavimo takų ar plaučių stabdyme, jo vertinime ir taip toliau, kadangi yra labai sudėtinga, pavyzdžiui, stovėti prie ligonio ir laukti, ar jis per parą tikrai iškosės 600 ar 800 ml kraujo, kas rekomenduojamas kaip objektyvus kriterijus gausiai hemoptizijai apibūdinti, tačiau irgi yra suprantamas medikų ir mokslininkų noras kaip įmanoma labiau konkretizuoti šitą terminą, arba gausia hemoptizė, hemoptizė kaip gausia, tiksliausiai taip skambėtų, rekomenduojama laikyti tokią būseną, kada ligonis per parą iškosti daugiau 150 ir daugiau mililitrų kraujo ir krešulių. Šiaip
pagrindinis gausios hemoptizės kriterijus arba gausaus kraujavimo iš plaučių ir kvėpavimo takų kriterijus, manyčiau, tai yra grėsmė ligonio gyvybei. Aišku, šiame termine yra labai daug subjektyvumo, tačiau jis turi savo logiką, kadangi nevienodai skirtingi ligoniai reaguoja į kraujo netekimą ir kraujo patekimą į plaučio alveolės. Sakysim, jaunas vaikinas, kuris per valandą iškosė virš 100 ml per kraujo, gali visai patenkinamai jaustis ir nebūtinai jam reikalinga skubi reanimacinė pagalba ar bronchoobturacija. Kita vertus, jeigu senjoras, kuris dar ir serga plaučių arba širdies ir kraujagyslių ligomis, per parą iškosęs mažiau kaip 600–800 ml kraujo, sakysim, 300–400, jo būklė gali būti sunkesnė negu kito ligonio, kuriam iškosėto kraujo ir krešulių kiekis netgi viršys 800 ml. Taip kad hemoptizės vertinimas, kaip gausios hemoptizės vertinimas ir gydymo taktikos nustatymas esant gausiam kraujavimui iš plaučių ar apatinių kvėpavimo takų, turėtų būti vertinamas individualiai, vertinant ligonio būklę, jo hemodinamikos, kvėpavimo rodiklius ir tada priimami sprendimai, ar tai yra pavojingas ligonio gyvybei kraujavimas ar ne, ar jeigu pavojingas, nusprendžiama, kad tas kraujavimas yra pavojingas, tokiu atveju reikia nedelsiant griebtis į ligonio arba kraujuojančio asmens gyvybę galinčių išgelbėti priemonių. Tai tiek galima pasakyti apie terminologiją. Na, noriu savo išsakytus žodžius pailiustruoti šituo klinikiniu atveju. Jaunas vaikinas, berods apie 30 metų, staiga naktį pradėjo iškosėti kraujo ir krešulių, gausiai, pilna burna, ir tai matot kraujo kiekį iškosėta maždaug per 4 valandas. Tas kraujo kiekis, vizualiai įvertinkit, sudarė maždaug apie 300 ml kraujo ir krešulių. Atvykus į stacionarą, nustatyta jam arterinė hipertenzija, aišku, vien stresas, ką reiškia. Matant pačiam tokį kraujavimą, pradėjus valdomą hipotoniją, kraujavimas daugiau nesikartojo, padarius fibrobronchoskopiją, buvo nustatyta, kad trachėjo ir bronchuose yra krešulių ir kraujo. Ir kairysis segmentinis B1-2 bronchas obturuotas kraujo krešuliu, iš kurio fibrobronchoskopijos laikė nekraujavo. Paėmus medžiagą iš šio segmentinio broncho, reiškia, ištyrus ekspres metodais, buvo nustatytos tuberkuliozės mikobakterijos. Ir kadangi kraujavimas galėjo pasikartoti, gydymas nuo tuberkuliozės paprastai reikalauja ilgo laiko, buvo padaryta arterija bronchialis okliuzija, paskirtas remiantis PGR tyrimais prieš tuberkuliozinis gydymas ir kraujavimas jam neatsinaujino. Štai jums pavyzdys. Kita vertus, žmogus iki tol, bent jau kaip jis sakėsi, nesirgęs plaučių ligomis, iš vis iki
šio kraujavimo momento save laikė sveiku žmogumi. Tas kraujavimas per 4 valandas beveik po 100 ml, tai beveik atitiktų gausų kraujavimą. Ypatingai stipriai jo būklės nepablogino. Taip, kad dar pasikartosiu, kiekvienu atveju ir kiekvienam asmeniui kraujavimo gausumą ir jo pavojų gyvybei reikia vertinti individualiai. Šiaip, kokie yra hemoptizės šaltiniai tikrosios? Tai yra 2. Tai iš didžiojo kraujo apytakos rato atsišakojančios bronchialinės ir trachėją maitinančios kraujagyslės. Šiaip daugumoje literatūros šaltinių nurodoma, kad kraujavimas iš bronchialinių kraujagyslių sistemos, tai yra didžiojo kraujo apytakos rato sudaro apie 80–90%, kadangi tai gali nulemti ir kelios priežastys, kad navikas išaugęs į stambesnio kalibro bronką, pagrindinį bronką, galų galiai trachėją, paprastai jau navikinė jo masė būna pakankamai didelė ir kai kurie navikai būna pradėję irti, kraujospūdis, nes bronchialinės arterijos atsišakoja dažniausiai tiesiai nuo aortos arba nuo aortos šakų, tai yra tarpšonkaulinių kraujagyslių, ir kraujospūdis juose būna mažiausiai 120–80 mm gyvsidabrio stulpelio ir apie 10–20% ligonių kraujavimo šaltiniu gali būti mažojo kraujo apytakos rato kraujagyslės, kur slėgis yra mažesnis, vidutiniškai 25–10 mm gyvsidabrio stulpelio, tačiau paprastai kraujavimas iš didžiojo mažojo kraujo apytakos rato reiškia gana didelio laipsnio destrukciją plaučių parenkimoje ir jį sustabdyti kartais būna sudėtingiau negu kraujavimą iš bronchialinių arterijų. Taip. Šiaip hemoptizės ir lengvos, ir vidutinės, ir gausios priežasčių yra daug. Viename iš straipsnių esu suskaičiavęs maždaug apie 100 ligų. Šiaip dažnesnės tai yra navikai, ypač piktybiniai navikai, plaučių vėžys, karcinoidai linkę kraujuoti būna, limfomos peraugusios, trachėją ir pagrindinius bronkus dažniausiai, hemoraginės diatezės įvairios, iatrogeninės priežastys, kurias jau minėjau, širdies ir kraujagyslių ligos, ypač plaučių arterijos trombembolija arba arterinė hipertenzija ir daugybė ligų. Tačiau gausi hemoptizė paprastai laikosi ant 3 dramblių nugaros, tai yra karcinoma arba kiti plaučio piktybiniai navikai. Pasiekus naviko destrukcijos stadiją prasideda gausus kraujavimas. Destrukcinė tuberkuliozė. Šiais laikais gausių kraujavimų dėl tuberkuliozės yra gerokai sumažėję lyginant su 20 amžiaus pirmąja pusė, kas tuo laikotarpiu, 20 amžiaus pirmoji pusė ir 19 amžius, tai buvo tiesiog rykštė, kiek mirė jaunų, talentingų žmonių nuo destrukcinės plaučių tuberkuliozės ir to sukelto kraujavimo. Ir iš jų bene dažniausia priežastis, kadangi ligų spektras čia gana didelis, tai yra nespecifinės, destrukcinės, galima dar būtų pridėti pūlinės plaučių ligos. Tai plaučių abscesas, plaučių gangrena
išplitę, įsisenėję bronchiektazės, na ir kitos įvairios plaučių aspergiloma, kitos įvairios destrukcinės plaučių ligos. Kartais diagnozės nustatymas prasideda vien nuo to, kad tu pagalvoji apie atitinkamą ligą. Todėl aš nusprendžiau jums pademonstruoti kelis retesnius, bet ne kazuistinius gausios hemoptizės atvejus, tos hemoptizės priežastis, nes jeigu tu net nepagalvosi apie tas ligas, tu jų ir nediagnozuosi. Čia šitam pavyzdį matote ligonio plautis po atliktos pulmonektomijos. Indikacija pulmonektomijai buvo kraujavimas iš dešiniojo plaučio. Matot, čia dar kraujas, nors perpjovę plaučio audinį mes stengiamės kraują kuo labiau išplauti, jo vis pritekėdavo iš parenchimos plaučio. Ir, reiškia, šitam ligoniui histologiškai buvo diagnozuota Wegenerio granuliomatozė. Tai vyko maždaug prieš 15 metų, šitą ligą tuo metu taip ir vadinasi. Dabar jinai vadinasi granuliomatozė su angiopatija. Ir kitame paveiksle vėlgi matom to paties plaučio centrinės dalies vaizdą. Matot, sustorėja pagrindinis, viršutinis skiltiniai bronchai ir beprasidedant bronchų sienelės destrukcija, apart sustorėjimo, kartu ir irimas, ir ligonis gausiai kraujavo. Atlikę bronchoskopiją padarėm biopsiją, prašydami bronchą obturavom ir kai sulaukėm, paprašė kuo greitesnio morfologinio atsakymo, kai sužinojom, kad tai yra Wegenerio granuliomatozė. Yra, reiškia, ligoniui, neturėdami kitokios išeities, padarėm dešinę pulmonektomiją. Tiesa, po operacijos įvyko siūlių nelaikymas ir žmogus mirė, tačiau nepabandyti jo išgelbėti. Turint omeny, kad jam buvo tik 31 metai, kažkaip neišdrįso. Viena iš santykinai retų, bet ne visai kazuistinių kraujavimo iš plaučių, kartais gausaus kraujavimo priežasčių, tai yra bronkolitas. Čia kompiuteriniai tomogramai matot kalcinatas, šalia dešiniosios arterija pulmonalis, bet to matosi kalcinatai ir aortoje, o čia konkretus kalcinatas dešiniojo pagrindinio broncho spindyje. Ir atlikus bronchoskopiją, ligonė atkosėjo kraujo. Gausaus kraujoplūdžio nebuvo, tačiau atkosėjo gryną kraują ir epizodiškai pilną burną. Todėl, nesant kraštutinai sunkiai būkliai, pirmiausia, mes atlikom fibrobronchoskopiją. Fibrobronchoskopijos eigoje tikrai patvirtinom diagnozę, kad yra bronkolitas. Bronkolitai paprastai susidaro po sėkmingo dažniausia tuberkuliozės arba limfomos gydymo, kada įvyksta infekuotų arba naviko pakenktų limfmazgių destrukcija. Ir destrukcijos srityje kaupiasi kalcis, stengdamasis užpildyti nekrozės vietą. Ir toks kalcinatas, bronkolitas, kaip taisyklė būna šalia broncho ir šalia stambesnio kalibro kraujagyslės, kadangi matot
kraujavimas vyko iš dešiniojo pagrindinio broncho. Paprastai dauguma limfmazgių lokalizuojasi būtent šalia bronchų ir šalia esančių kraujagyslių. Reiškia, kad sugaudytų infekciją, kuri limfiniais takais iš plaučių parenkimos, periferinių sričių, galų gale net ir hematogeninių kelių bando plisti po organizmą. Ir per ilgą laiką toks broncho akmuo duoda pragulą ir broncho sienelė ir kraujagysliai. Ir jį šalinant, pagrindinis gydymas, tai yra broncholito pašalinimas, susiruošus hemostaziniams veiksmams. Ir broncholito šalinimas visada turi būti ne tiesiog jį traukiant, bet susmulkinant fragmentais ir pašalinant iš kvėpavimo takų. Paprastai tokiu atveju dažniausiai kraujavimas nebūna itin gausus. Na, o jeigu jis būna gausus, tada stengiamės obturuoti, kaip šituo atveju būtų gausaus kraujavimo atveju, būtume keliom dienom obturavę dešinio pagrindinio broncho spindį. Reiškia, šituo atveju po broncholito pašalinimo buvo negausi hemoptizė ir ligonė patenkinta išvyko iš stacionaro. Plaučių aspergiloma. Viena vėlgi iš neįtin retų plaučių ligų, kuri kaip taisyklė sukelia gana gausų kraujavimą. Aspergiloma paprastai atsiranda plautyje esančiai kažkokioj ertmėj, ar tai likusioj plaučių ertmėj. Seniau tas būdavo vadinama plaučių pseudocista, netikroji cista, neįsivysčiusi iš plaučių parenkimas, bet dažniausiai atsiradusi tuberkuliozinės kavernos arba plaučių absceso vietoje. Ten apsigyvena aspergillus ir kitokių grybelių. Neretai būna mišri kolonija ir iš aspergilomos prasideda kraujavimas. Šiaip paprastai siūlomas ir medikamentinis gydymas prieš grybeliniais antibiotikais, bet jeigu ligoniai būna keli kraujavimo, kad ir vidutinės hemoptizės epizodai, rekomenduojama aspergilomą pašalinti arba atlikti plaučių rezekciją. Šituo atveju matot operaciją, atvira operacija, torakotomija. Matot plaučio paviršius aspergilomos srityje, jinai buvo negiliai ir jos viduj toksai gražiai atrodantis grybelis, kaip sakytum, gėlių puokštė. Ir, reiškia, lazeriu išpjovus, atvėrus vidų, rasta ertmė su gana storom, fibrozuotom sienelėm, o viduj esančių, sakysim, plaučių sekvestrų arba aspergillus kamuolėlių. Dar kitos iš retesnių priežasčių, tačiau kurių verta neužmiršti, tai arterioveninė aneurizma, ar tai arterioveninė malformacija. Paprastai tai pradžią duoda įgimtas defektas plaučių kraujagyslių vystymosi, kada tarp plaučių arterijų ir plaučių venų atsiranda jungtis. Venos arba tiesiog žmogus užgimsta su ta jungtimi ir venos būna nepritaikytos arteriniam kraujospūdžiui ir palaipsniui tose vietose formuojasi aneurizmos, kurios laikui bėgant didėja, prasipulsuoja į šalia esančius bronchus ir ligonis pradeda atkosėti kraują. Kaip šituo atveju matot jauną merginą, čia akys uždažytos juoda spalva. Kairioji nuotrauka dieną prieš operaciją,
ligonė paruošta operacijai. Na, galima įvairiai galvoti, kad šiuolaikinė fotografija gali pakeisti kūno spalvą ir nagų spalvą, bet iš tikrųjų buvo taip. Ligonės lūpos buvo melsvos, veidukas melsvas, nepaisant jauno amžiaus, nagai taipogi melsvi. Ir čia ligonė kitą dieną po operacijos, reiškia, visas melsvumas dingo. Kodėl, suprasit iš karto, reiškia, atvykus ligoniai, skundžiantis hemoptizę, jau padarius, kad ir plaučių rentgenogramas, plaučiuose matėsi kažkokie neįtin ryškus, keistos formos dariniai. Ir auskultuojant plaučius girdėjosi toks ūžesys, lyg sakytum, ypač kairį plautį, lyg sakytum būtų širdies ėda. Reiškia, lyg širdies vožtuvui būdingas ūžesys. Tada kreipėmės į kolegas intervencinius radiologus. Buvo padaryta ir arterija pulmonalis, ir vieno plaučio, ir kito plaučio arterija pulmonalis angiografija. Čia matote arterinę fazę, kada užsipildo palaipsniui kontrastiniu tirpalu arterija, kairiojo plaučio arterija ir jo šakos. Ir čia jau pradeda ryškėti štai kažkoks tai debesėlis. Reiškia, iš arterijų rentgeno kontrastinė masė iškart patekdavo į kažkokį tai netaisyklingos formos darinį plautyje. Iš tikrųjų, iškart galvojam, kad tai yra malformacija ir buvo nusiteikta, pati ligonė nusiteikė operacijai, mes operaciją rekomendavom. Na, matot dar, reiškia, veninė fazė, reiškia, ta malformacija gana didelė, didžiulė aneurizma plaučiuose. Deja ir kitame plautyje, štai matosi kelios rentgeno kontrastinė medžiaga užpildytos ertmelės, reiškia, jaunas žmogaus amžius, patologiniai pakitimai abiejuose plaučiuose, aišku, neabejotinai vertinam, kad tai yra įgimti dalykai. Ir ligonė buvo operuota, padaryta kairė apatinė lobektomija ir kokį matot vaizdą, matot plaučio paviršiuje varikozinės kraujagyslės išsiplėtusios, o vienoje srityje toks vaizdas, krauju imbuota plaučio parenkimą ir atrodytų lyg votis, kuri tuoj pratrūks. Visai buvo reali situacija, kad ligoniai pastovi kraujo pulsacija, aneurizmas viduje, galėjo galų gale praplėšti, propulsuoti plaučio audinį galutinai ir iš tokio dydžio aneurizmos, kuri užsipildydavo krauju iš gana stambių kairiojo plaučio arterija pulmonalis šakų, galėjo įsivystyti masyvus hemotoraksas, galų gale ir kraujavimas į plaučius, jeigu įplyštų čia šalimais esantis bronchas ir ligonė galėjo staigiai žūti ar gatvėje, ar namuose. Netikėtai. Ačiū Dievui, pavyko to išvengti ir labai pagerėjo, reiškia, kraujo dujų rodikliai, dingo mano minėtas ūžesys ir iš karto pasikeitė mergaitės kūno spalva. Visas melsvumas buvo lyg nuimtas. Nu, matot, perskrodus plautį, štai radom kokią gražią blizgančią aneurizmą. Į tą aneurizmą atsiveria daug kraujagyslių, aišku, čia yra ir arterijos, ir venos. Ir kodėl buvo blogi kraujo dujų rodikliai, kodėl buvo cianozė, kadangi
arterinis kraujas maišydavosi, tiksliau veninis kraujas maišydavosi su arteriniu ir į didįjį kraujo apytakos ratą jis sugrįždavo nepakankamai įsotintas deguonim ir nepakankamai atidavęs CO2. Na, koks yra tyrimo ir gydymo algoritmas esant gausiam kraujavimui? Tai schema gana sudėtinga, tačiau jinai pakankamai yra nuosekli. Kadangi mano paskaita įrašinėjama, tokiu atveju, reiškia, aš detaliai, taupydamas laiką, detaliai jos nenagrinėsiu, įvardinsiu tik tai pagrindinius punktus. Reiškia, kam aktualu, kas domėsis šituo dalyku, susistabdę kadrą galėsite detaliai išanalizuoti ją. Taip, kad kaip elgtis esant gausiam kraujavimui iš plaučių. Kaip jau aš minėjau, svarbu ir iškosėto kraujo kiekis, bet ir svarbu įvertinti, ar kokio dydžio grėsmę gyvybei kelia būtent tas kraujavimas iš plaučių arba apatinių kvėpavimo takų. Ligoniui iškart atvykus į stacionarą, tuoj pat tiesiog sinchroniškai keli gydytojai turėtų rinkti ligos ir gyvenimo anamnezę, kiti turėtų rūpintis kraujo dujų ištyrimu, klinikiniais ir biocheminiais tyrimais, kraujo krešumo rodikliais, nustatyti dimerus, elektrolitus, šlapalą, kreatininą, iškart kraujo grupę, rezus faktorių ir pasiruošti tos grupės ir rezus faktoriaus eritrocitų masės ir tą bevykdant tuo pačiu ir vykdyti pirmąją pagalbą. Jeigu situacija yra tokia, kad ligoniui kad būklė dėl kraujavimo nėra grėsminga, tada, reiškia, ligonis guldomas ant nesveikomojo šono. Jeigu iš anamnezės sužinome, kuriame plautyje, pavyzdžiui, yra patologinis procesas, kad sveikasis plautis nebūtų užpiltas krauju ir ligonis galėtų kvėpuoti sveikuoju plaučiu, lyg skęstantysis iš vandens iškišęs burną. Ta burna tai yra sveikasis plautis. Ir nežinant, iš kur kraujuoja, ligoniui suteikiama pusiau sėdima padėtis, kad kraujas galų gale bent jau nutekėtų į bazalinius segmentus, o ne užkištų viso plaučio, kas gali nutikti horizontalioj padėty ir ypač stambiųjų kvėpavimo takų, pavyzdžiui, trachėja gali užsikimšti krešuliu, išmatuoti arterinį kraujospūdį ir jeigu nėra didelio laipsnio hipotonijos, iškart po liežuviu duoti nitroglicerino tabletę, punktuoti periferinės venas, pradėti lašelinės infuzijas ir jeigu yra kvėpavimo ar kardiovaskulinis nepakankamumas, ligonis tuoj pat turi būti gabenamas į reanimacijos skyrių. Trachėja intubuojama, jeigu dėl kraujavimo įprastiniu būdu tai neįmanoma, tai trachėja intubaciniu vamzdeliu vertėtų intubuoti bronchoskopo, reiškia kontroliai, tai yra fibrobronchoskopą panaudojant kaip pravediklį, tuo pačiu fibrobronchoskopu išsiurbiant iš kvėpavimo takų kraują ir jeigu kraujavimas tebesitęsia kokiu nors būdu, o tai gana paprasta, pavyzdžiui, jeigu ligoninė turi fibrobronchoskopą, nustumti intubacinio vamzdelio galą į sveikojo plaučio pagrindinį bronchą, išpūsti manžetį,
galų gale galutinai išsiurbti iš sveikojo plaučio ten nutekėjusius kraują ar krešulius ir tokiu atveju ligonio būklę pavyksta stabilizuoti ir iš karto tada sprendžiamas klausimas, kad turbūt geriausia bronką, iš kurio kraujuoja, aišku, geriausia kuo mažesnio kalibro bronka, kad tai turėtų kuo mažesnės įtakos kvėpavimui, obturuoti ir reiškia spręsti klausimą dėl ligonio gydymo. Ar tai angiografija ir arterijos obturacija, ar tai reiškia priklausomai nuo ligos skubi operacija. Nors dažniausia pastaraisiais laikais pasirenkama angiografijos metodas ir kraujagyslių kaip ir didžiojo, taip ir mažojo kraujo apytakos rato okliuzija. Tokiu atveju, jeigu kraujavimą pavyksta sustabdyti, išlošiama laiko, pavyzdžiui, sakysime, jeigu yra kraujuojantis plaučio vėžys ir nėra išplitęs, reiškia, operabilus ligoniui, paruošus jį neūmaus kraujavimo pike, atstačius, pašalinus anemiją, atstačius hemoglobino, hematokrito kiekį, ligonį galima operuoti. Jeigu ligonio būklė nėra kritiškai sunki, tokiu atveju rekomenduojam atlikti plaučių kompiuterinę tomografiją su intraveniniu kontrastavimu, atlikus tuos biocheminius tyrimus, pradėjus lašelinę infuziją. Po to, jeigu įmanoma sulaukus kompiuterinės tomografijos duomenų, atliekama fibrobronchoskopija, kad įvertintum kvėpavimo takų būklę, galbūt pamatysi vietą, iš kurios konkrečiai kraujuoja, pavyzdžiui, iširęs trachėjos bifurkacinės srities naviką, kaip pademonstruosiu jums klinikinį atvejį. Arba kraujavimas vyksta kažkur tai iš plaučio parenkimas, matai tik tai bronką, iš kurio yra nutįsę krešuliai arba sunkėsi kraujas, galų gale tada intervenciniam angiologam gali patarti sritį, kurios srities kraujagyslė būtent verta, kurioje srityje ieškoti kraujagyslės, kur yra kraujavimo šaltinis ir stengtis ją obturuoti. Taip, kad trumpai kalbant, algoritmas yra toks. Ligonis atvyko į stacionarą, suteikti jam pirmąją pagalbą, jeigu būklė sunkiai, gabenti į reanimacijos skyrių, obturacija į sveiko plaučio pagrindinį bronką. O jeigu ligonis yra stacionare, tuo metu, kai stacionare yra ir patyrę bronkologai, nekartą stabdė gausų kraujavimą, tada atlikti bronchoskopiją. Kaip taisyklė, gausus kraujavimas stabdomas bronko, iš kurio kraujuoja obturacija. Ir sustabdžius kraujavimą, tada konkrečiai pagal esančius patologinius pakitimus ir kraujavimo priežastis, bendrą ligonio būklę sprendžiama, kokios taktikos imtis. Kaip taisyklė, dažniausiai tai būna arterijų angiografija ir, reiškia, arterijų ar didžiojo ar mažojo kraujo apytakos rato arterijų okliuzija. Kaip minėjau, tokiu būdu išlošiame laiko, o tai, sakysim, net ir tuo atveju, jeigu yra inoperabilus vėžys, sustabdžius kraujavimą, kuriam laikui ligonį išgelbstant nuo vėl pasikartojančio gausaus kraujavimo. Ir matot, čia matomi laikinos broncho okliuzijos pavyzdžiai. Bronką greitai galima obturuoti arba Fogarty tipo kateteriu. Kaip jau minėjau, jeigu matai ir yra galimybė užkemšant kuo mažesnio kalibro bronką, kad paskui
jeigu ligonis bus ekstubuotas, jis galėtų kvėpuoti, galų gale netgi vykstant tai pačiai intubacijai, kad reiškia, kraujo dujų įsotinimas kraujo deguonimi būtų pakankamas, kad būtų uždaryta kuo mažesnė dalis plaučių kvėpuojamojo paviršiaus, pasakysim taip sąlyginai. Kitas obturacijos būdas tai yra broncho, iš kurio vyksta kraujavimas. Matot, obturacija poliuretaninė kempinė. Naudojam dažnai kempinė inkrustuota sidabru ir matot, kempinė iškart prisigėrusi kraujo, vis toliau jo susidaro kraujo krešuliai ir tokiu atveju sprendžiamas klausimas dėl angiografijos. Kraujagyslių, šituo atveju užkimštas stambus atrodo skiltinis bronchas, reiškia dėl bronchialinės, šituo atveju greičiausiai kraujagyslės okliuzijos, ir pagaliau pagal, kaip jau minėjau, ligonio būklę ir kraujavimo priežastį ruoštis tolimesniam gydymui. Štai vienas jums pavyzdys. Atvyko vyras naktį į pulmonologijos skyrių, kuris netikėtai pradėjo naktį gana gausiai atkosėti kraujo. Būklė jo kritinė nebuvo, tačiau kraują atkosėjo pastoviai. Atlikom fibrobronchoskopiją ir buvo nustatyta, kad yra išplitęs dešinio plaučių vėžys, peraugantis į trachėjos bifurkacinę sritį, į trachėjos dešinėje sienelę ir labiausiai kraujavo būtent iš trachėjos dešiniosios sienelės bei iš dešinio plaučių viršutinės skilties bronchų. Norėdami nors kiek nors pristabdyti kraujavimą, įstatėm pintą dengtą silikono plėvelį dengtą stentą. Tas stentas, kaip matėt, užspaudė kraujuojančią vietą, kraujavimas sumažėjo. Buvo susitarta su intervenciniais angiologais ir, reiškia, po 4-6 valandų po atvykimo, reiškia, buvo padaryta bronchialinės arterijos okliuzija, kraujavimas sustojo ir po to, kaip, reiškia, reikalingas svetimkūniai, kadangi bronchai navikų nebuvo obturuoti, mes Y stentą pašalinom. Štai matot, pabandysiu demonstruoti, atmato trachėjos spindį. Stento pinė plona, nelabai matosi, reiškia, išsiplėtusio tarpuplaučio fone. Ir čia atliekama angiografija bronchialis, kamieno, bendras kamienas ir kairiai ir dešiniai arterija bronchialis. Matot čia. Ties į bronchialinę angą leidžiama rentgenokontrastinė medžiaga, kurios dalis patenka ir į aortą. Ir čia nueina kraujagyslė į dešinio plaučio viršutinį skiltį, kuri imbibuota pasidarė kontrastų. Ir dar pasirodo čia ir skersinė plona kraujagyslė, kuri nuteka į trachėjos dešinėje sienelę, vėlgi navikiniai audiniai imbibavosi, filtravosi rentgenokontrastinė medžiaga, būtent, kaip minėjau, šitos vietos gausiausiai kraujavo. Pavyko kairėje šaką bronchialis obturuoti, matot, leidžiamas kontrastas ir į kairę pusę nutįsusi kraujagyslė, turbūt likusi trumpa bygė, į kairę pusę kraujas nebeina ir tokiu būdu pavyko kraujavimą sustabdyti.
pastaraisiais laikais šitos angiografinės manipulacijos labai pagelbsti. Labai pagelbsti gelbint gausiai iš plaučių ar kvėpavimo takų kraujuojantiems ligoniams. Tuo labai džiaugiamės, kad turim tokių specialistų, turim galimybės į ką kreiptis. Pabaigoj norėčiau duoti kaip ir rekomendacijas gydytojai, kurie dirba krūtinės chirurgijos arba pulmonologijos centruose. Reiškia, prisimenu vienoje konferencijoje poliklinikos gydytojas senais laikais, prieš 20 metų paklausė, tai kągi mums daryti, ką man daryti, jeigu ligonis kraujuoja. Galų gale ką daryti, jeigu kraujuojantį ligonį iš plaučių atgabena į stacionarą, kur nėra bronchoskopinės tarnybos, arba galų gale, kur nėra intervencinių angiologų tarnybos. Reiškia, tai mūsų rekomendacijos būtų tokios. Pirma, duoti indelį kraujo spjaudymui, kad galėtume orientuotis, kiek kraujo ligonis netenka per atitinkamą laiko vienetą. Paprastai žmonės būna išsigandę ir dažniausiai nurodo gerokai didesnį kraujo kiekį, negu iškosėjo iš tikrųjų. Jį paguldyti ant nesveikojo šono, jeigu žinome, kuriame plautyje yra patologiniai pakitimai, tą gali žinoti pats ligonis. Jeigu jis nežino, galbūt yra galimybė padaryti bent jau nors ir priekinę plaučių rentgenogramą, tai neužtrunka daug. Ir radus patologinius pakitimus kažkuriame tai plautyje, būtent paguldyti ligonį ant to šono, kad krauju ir krešuliais nebūtų obturuoti sveikojo plaučio bronchai ir ligonį neįvyktų asfiksija. O jeigu to nežinote, tada ligonį pasodinti į pusiau sėdimą padėtį, kad, kaip minėjau, kraujas geriau tegu nuteka į bazalinius segmentus, tačiau stambieji bronchai, per kuriuos vyksta kvėpavimas, nebūtų obturuoti krauju arba kraujo krešuliais. Duoti kvėpuoti deguonimi. Per dozatorių išmatuoti arterinį kraujospūdį, širdies susitraukimų dažnį, atlikti bendrą kraujo tyrimą ar koagulogramą, nesant žymiai hipotonijai, skirti arterinį kraujospūdį mažinančių vaistų, tai yra valdoma hipotonija. Pats paprasčiausias vaistas, kur tiesiog kuris dažniausiai būna po ranka, bet kuriam stacionare, bent jau turėtų taip, tai nitroglicerino tabletė po liežuviu, tai gerokai sumažina kraujospūdį, ypač mažajam kraujo apytakos rate. Toliau iškosėto kraujo pasiųsti mikroskopijai ir PGR tyrimui dėl tuberkuliozės mikobakterijų, ar kraujavimo priežastis nėra būtent tuberkuliozė. Toliau, jeigu nepadaryta, dar padaryti plaučių 2 krypčių rentgenogramas, jeigu yra galimybė ir ligonio būklė tą leidžia, optimaliausia būtų krūtinės kompiuterinė tomografija su kraujagyslių kontrastavimu. Skambinti į klinikas, kur yra gerai išvystyta bronchologinė ir intervencinio angiologinė tarnyba, ir ligonį mano jau pasiūlytose padėtyse gabenti būtent į tokį stacionarą su reanimobiliu. Jeigu ligonio būklė pablogėtų, tada reikia stengtis jį intubuoti, reiškia kristų, blogėtų kvėpavimo, širdies veiklos rodikliai, intubuoti ir stengtis siurbti turinį iš intubacinio vamzdelio. Ir galų gale galbūt net rentgenoskopijos kontrolė, jeigu nėra bronchoskopų, o dabar daugelį ligonių yra bronchoskopai,
įstumiant intubacinio vamzdelio galą, jeigu tik yra tokia galimybė, į sveiko plaučio pagrindinį bronchą ir išpučiant manžetę. Kad dar pasikartosiu, kad ir tokiu metodu išsaugoti sveiką įplautį nuo aspiracijos krauju. O atsiradus kvėpavimo, tą jau minėjau, kad pablogėjus būklei, ligonį intubuoti arba reanimomobilyje arba reanimacijos skyriuje, kur yra intensyvios reanimacinės pagalbos galimybės ir jeigu ligonio būklė yra gana stabili, kaip sako mūsų reanimatologai, Lietuvoje šiuo metu nėra netransportabilių ligonių. Aišku, būna išimtis, bet būtinai stengtis ligonį išgabenti į tuos centrus, kur gali būti suteikta specifinė pagalba. Ir, šalia raudonai akcentuoti dar svarbiausi momentai. Ir jeigu norėsit įsidėmėti detaliau, perskaityti šitos punktus, galėsit peržiūrėti pranešimą ir galų gale bent jau orientuotis, ką galim mes parekomenduoti, remdamiesi savo patirtimi, remdamiesi literatūros patirtimi. Aišku, 100% priemonių, kurios garantuoja, kad išgelbėsi gausiai kraujuojančio ligonio gyvybę, nėra. Prastai artimuosius verta dėl to įspėti, kad viskas gali taip nutikti. Paskui įvykus nelaimiai būna netoks didelis šokas, tačiau taip elgiantis šansas išgelbėti žmogų būna didesnis. Mes tuo esame įsitikinę. Taip kad ačiū kolegos už dėmesį ir kantrybę. Stengiausi kiek įmanoma vaizdžiau pademonstruoti, pakalbėti apie šią temą, apie gausų kraujavimą iš plaučių ir apatinių kvėpavimo takų. Tikiuosi, kad pranešimas duos jums naudos ir visiems linkiu sėkmės ir sėkmingo darbo. Ačiū.